Sveiki, aš vėl laukelėje ir šiandien turbūt pati laukiamiausia diena metuose. Tai yra arbūzų sodinimas. Atsidengiau lysves ir tenais tikrai yra labai šlapia žemė, bet tai ir gerai, nes turbūt nereikėjo sulieti visai. Ir pagalvojau, kad pafilmuosiu truputį visą procesą ir kaip aš ten ką dedu į duobutes ir tiesiog kaip paruošiu ir kaip laikau. Tai visų pirma, turime, čia matosi, tiesiog visada, ne visada, bet dažniausiai dengiu juos ir šįkart dengiu su dviguba agro plėvele. Ten 17 tų skaičiukų, žodžiu, kur yra tikrai plona. Tai dviguba, nes dabar orai bus šiek tiek šaltesni, kaip tik po šios tikrai karštos dienos ir gali būti dar ir lietaus. Tai dėl to, o šiaip naudoju agrotekstilinę juodą plėvelę būtent padengti. Ir tiesiog esu išsikirpusi skyles. Kažkada palikdavau tokius kaip trikampius. Turbūt čia vieną toj parodysiu, dar yra likusi. Iš pradžių palikdavau tiesiog taip, bet man kažkaip jie ten užkrisdavo. Ir po to jau išsikirpau tas skyles. Ir gal šiemet dar pabandysiu šiek tiek aplinkui apdėti dar iš žemės, kad nebūtų taip sunku palieti. Aplamai tos mano padarytos skylės nėra labai tiesiog tiesios, jos yra taip daugiau išstrižai, kampuotai, bet dėl to, kad yra mažai vietos ir turint didelį lauką galima būtų palikti tikrai 1 metrą atstumus, bet šituo atveju truputį mažinu vietą. Tai va, ir dabar dar noriu parodyti arbūzėlį. Jau jie čianais labai pasiruošę kai kurie, ypač tas jau tokia jau ir net krenta, tai jau keletą tokių, o šiaip visi labai laiku. Ir dar keletą yra tokių, kurie, nežinau, atsilieka pagal savo dydį ir pažiūrėsim, ką su jais darysim. Dar parodysiu. Tai šį laukelį iš karto apžiūrėjau savo melionus, kurie pagavo pagreitį. Ir parodysim ypač štai šis. Ir jam suskaičiavau 1, 2, 3, 4, 5. Realiai čia 6, 7 turbūt bus, bet šitie tokie. Ir va viršūnė. Ryte jam nuėmiau viršūnę, tiesiog nuskabiau ir va iš šonų jau pradeda leisti atžalas. Ir žinoma, aš turbūt pažiūrėsiu, kurios stipriausios ir paliksiu tik tai kokias 4. Tai kabinsiu ant viršaus ir ant tų 4 turbūt po 1 milijoną. Tai taip dažniausiai tarp 2 ir 4 milijonų man išeina užauginti, tai dažniausiai 2-3. Nes būna kažkokia sušala, ten kažkas jam atsitinka, pageltonuoja ir neužauga. Bet dauguma daug geriau, kaip sakiau, šiltnamį auginti, geresnis rezultatas. Tai anam video rodžiau, kaip aš juos sodinu. Tai galite atsisukti ten, atgal sugrįžti. O šiandien dėsiu žemę arbūzus ir tikėsiuosi kažko. Nes praeiti metai, kaip ir žinoma, visiems buvo tokia ne kažką. O šie, tikėkime, šiek tiek geresni. Tai va, parodysiu šiek tiek procesų ir tiesiog pakomentuosiu. Bet, ką čia nieko tokio ir sudėtingo galbūt. Dabar iš tikrųjų yra vakaras. 6:30. Birželio 9 diena. Šiaip aš visada, kiek jau kartą sudariusi, daugiau arbūzų sodinu iki kokios 6 dienos birželio.
o šį kartą gausis turbūt 9 diena, bet šaltas pavasaris, viskas labai lėtai auga, bent jau man. Tai va, tai geriausia sodinti vakare, žinoma. Pasirinkau dar tokią šiltesnę dieną, nes jau rytoj truputį šilčiau ir po to vėl atšąla ir vėl lietus. Tai savaitė gal nėra pati tobuliausia, bet prieš tos karščius, kurie čia buvo, išmokau vieną pamoką, tai kantrybę. Turėjau kantrybės ir nesodinau mažus daigus. Aš juos dar šiek tiek pagrūdinau, lauke tenais tam šiltnamiuke, vadinamam, dieną atvertam, naktį uždaram, laikydavau ir jie taip tiesiog tikrai matosi, kaip pasikeitė jų lapelis, toksai tapo stangresnis, tamsesnis ir jie užsigrūdino, jie paaugo. Tai su ta kantrybė išlaukusi dabar jau užsitikrinus galiu sodinti ir žinoma, niekad nežinai, kas gali atsitikti, bet aš žinau, kad padariau viską gerai. Tai vat, ta pamoka tokia iš senesnių metų išmokta, kad per anksti nenešti į lauką, išlaukti šilto oro ir dar šiek tiek kantrybės palaukti lauke, pagrūdinti ir tada sodinti. Nes niekur nenuskubėsi, jeigu tas oras taip nebus labai geras, iš to nieko kaip ir nesigaus. Labai panašiai iš tikrųjų kaip ir melionam naudoju tos žuvų kaulamiltus, žuvų kaulų miltus. Žodžiu, viskas aišku. Truputį atrodo net įkvėpiau. Tada kiaušinių lukštai. Čia į duobutę viską dėsiu. Tai viską taip po keletą šaukštų. Tada aš dedu karvės mėšlą. Tai žmonės deda ten vištų mėšlą. Kaip kam patinka. Žinot, bet tokios granulės. Irgi tokia saujytė. Ką toliau turim? Toliau turiu pelenus. Tai tiesiog tie pelenai čia pas mane taip supakuoti, bet atliko nuo visokio kepimo pavasariško. Tai va, pelenai. Žodžiu, čia nenoriu labai paskleis, bet būna kartais man jie ir netokie milteliniai truputėlį, gal dar nepilnai tenais pelenukai, bet žodžiu taip, daugiau tokia kaip, nesukritę, bet tinka. Ir aš dar, nežinau, neapsisprendžiau, šiaip niekad nedėjus esu universalių trąšų. Tai pagalvosiu. Galvoju, gal arba ne kelias granulės įmes dėl vaizdo, arba ne, nes šį kartą aš tokį daiktą atradau. Jau tai yra būtent sapropelis ir čia yra tokios kaip nežinau kaip pavadinti, tokios kapsulės sutrombuota ir bandysiu į kiekvieną duobutę tą kapsulę sudėti. Reikia tik tai, nenoriu jų laikyti saulėje, nes nesu tikra, ar galima saulėje laikyti. Tai į kiekvieną duobutę po tą tabletę, tą sutrombuotą, įdėsiu, kad būtent arbūzo šaknys galėtų pasiimti to viso gėrio, to viso aukso. O sapropelis tai yra ištraukiamas iš uždarų ežerų. Per daugelį metų ten susiformavę dugne tie visi mikroelementai ir todėl labai, taip sako, kad paskatina augimą. Tai aš labai noriu padaryti eksperimentą.
nes aš žinau, kaip auga šitam darže be visokių sapropelių ir be trašų arbūzai. Visiškai naudojant va tik tai šitas 4 ingredientus, kur iš pradžio, kaip man pavykdavo užauginti. Tai daugiausia, aišku, įtakos turėjo oras, nes gerą vasarą, kai buvo tikrai labai karšta, užaugo kad ir po vieną tą arbūzą ant daigo, bet jisai buvo didelis ir jis tikrai labai saldus. O tokias puikias vasaras vis tiek užaugo kažkas, bet nebuvo didelis derlius, netoks didelis. Na, o praeitą vasarą tiesiog buvo tragiška tenais. Tai žinau, kad nėra labai didelio derliaus ir man labai įdomu, ar čia kažkas pasikeis ir pasidarys kažkas, ar visgi oras paims viršų ir su prastu oru niekas nepadės. Tai dabar kipsiu į darbą ir kasiu duobutes. Dar su savo pasakomu nepaminėjau, kad turiu komposto. Panaudosiu į duobutes, nes liko irgi pagerint žemiai. Į duobutes grinai įdėsiu kažkiek, kiek jau čia kiekis pasiskirstys. Pažiūrėjau, kad vazonėliai tokie sausoki. Išsidėliojau ten juos visus, kaip jau norim. Tai griebsiu auksą ir paliesiu visus dar, nes pati žemė tai šlapia, bet vazonėliai sausoki. Atsidariau tą sapropelę ir galvoju, kaip čia yra toksai, net nežinau, va, geriau matosi taip. Ir kvapas iš pradžių buvo tokių dumblių truputį. Tai va, einu toliau, sodinu.
Jau saulė leidžiasi 9 valandos, daigai visi susadinti. Palikau tokius kauburėlius pirmą kartą. Truputį taip, šiek tiek. Tikiuosi, kad žemė, kai įgrius dar tenais, žodžiu, ir jeigu bus vėl sausa, tai kad neatsivers labai tos šaknys, kas man būdavo pastoviai ta problema, kai liedavau. Ir dabar, liko truputį palieti taip negausiai, nes už kelių dienų bus tikriausiai stiprus lietus, tai nesitori labai perdrėkint. Ir dar reikia savo famous pagaliukus ledų užrašyti ir pasižymėti, nes kažkaip, kai labai dabar visko daug darau, tai iš tikrųjų pamiršiu, kurioje vietoje kas yra. O tikrai įdomu, jeigu ten koks daigas geriau, augs ar blogiau, tai vat būtų įdomu, nes po to jau viskas susimaišo aplinkui ir nelabai atskirsi. Taip va maždaug atrodo darbas laukia. Tenais dar irgi keletą pasodinau, bet ten keliaus dar ir dekoratyviniai moliūgėliai tokie. Visada lieka tas darbas. Tai vazonėlių plovimas. Bet šiandien jau ne, be šansų. Kitą dieną savo ramiai atsisėsiu ir sutvarkysiu. Reikia viską nurinkti. Pagalvojau, reikia panaudoti savo žolių raugą. Tai dar truputį, nes tiesiog lis po to. Ir man atrodo, man išeis niekaip jo panaudoti, nors čia tikrai labai nedidelę koncentraciją padariau. Liko tik uždengti viską. Ir bus didžiausi šio sezono darbai bus baigti. Visi sodinimai beveik, dar liko tik tai tie dekoratyviniai moliūgėliai, bet tikrai tai labai nedaug, keletas daigų. Labai smagu, už manęs ir pieva jau tikrai žaliuoja ir vis tokia aukšta darosi. Tai va, dėkui, kad žiūrėjot ir susimatysime kitame video.